Šiandien turiu svečių, kas man yra labai džiugu. Gitenis ir Karolis. Sveiki. Ir jie čia yra ne todėl, kad ėjo pro šalį, aš pamačiau ir pasakiau, užeikit. Bet tada, kad jie labai daug daro, ne tik mokosi, 11 klasė dabar taip, bet ir padeda tokiems kaip jūs. Aš netgi galvoju, kad ir man gali prireikti jūsų pagalbos, todėl tikrai labai daug ko paklausiu. Jūs įkūrėte, ar aš teisingai supratau, moksleivių verslo klubą. Ne, iš tiesų mes esame tik vieni iš koordinatorių klubo, bet įkūrėme savo kaip projektą Inside, kur siūlom keliauti į universitetus studentam ir moksleiviam. Tai tas Inside, ką čia reiškia, kodėl taip? Tiesiog šiaip sugalvom tokį pavadinimą ir nieko matyt nereiškia. Ne, supratau. Dabar jūsų projekto yra esmė, nes mūsų laidą žiūri labai daug jaunų žmonių, kuriems dabar irgi tas jų egzaminų metas čia pat, aplink mokytojai streikai ir nieko nebežinai, ką jau čia tau daryt. Tai ką jūs veikiat su jais? Mes moksleiviams siūlom pamatyti universitetus dar prieš studijuojant ten, kad jie galėtų rasti tinkamą vietą, kurią nori studijuoti. O kodėl mes keliaujam? Nes šiaip galima būtų ir tinklapį paskaityti apie universitetą. Bet kai nukeliaujate paimti universiteto dvasią, susipažįsti su studentais, nueini į paskaitas, dėl to keliaujam. O į vakarėlius eina studentų? Žinoma. Dar prigalvojam visokių pramogų papildomų ten. Tai jūs išvažiuojat, kaip tai vyksta, kiek tai trunka laiko, jūs ką veikiat? Tarkim, artimiausiu metu keliausim į Angliją, tai mes darysim apie 6-7 dienų kelionę ir ten aplankysim 9 universitetus į dieną. Kiekvienas žmogus galės aplankyti po vieną, po to turės pietus, galės apvaikščioti miestą, kuriam lankysimės, tada su studentais pabendrausim ir turėsim vakarėlį. O dalyvauti tame gali? Gali dalyvauti tie, kurie pateikia paraiškos formas. O kaip tai daryt? Gitenė, gal nori papasakoti? Sakyk, nenoriu. Yra sukurta svetainė inside.com, kur tiesiog kiekvienas žmogus, kiekvienas moksleivis, studentas gali užsukti ir užpildyti paraišką, ją atsiųsti e-mailų ir mes ją patikrinę, atsiųsim sąskaitą ir galės keliauti kartu su mumis. Mes tengiamės, kad visi rastų savo universitetą, kuriame jie norėtų studijuoti, todėl paraiškoje yra klausimi, ar jie mėgsta humanitarinius mokslus, ar verslą, ar meną. Stengiamės apriepti visas nuo medicinos iki automobilizmo ir panašiai. O jūs, tai dėl tų universitetų, jeigu, pavyzdžiui, aš dabar pildysiu, ar kitas žmogus, tai jisai savo parašo konkretų, jeigu jis nori važiuoti, ar parašo, ko jis šiaip nori mokytis, ir jūs jam parenka tinkamiausius? Dažniausiai mes prieš organizuodami kelionę parenkam universitetus, kurie norėtų labiausiai bendradarbiauti su mumis. Ir jie yra skirtingo lygio. Yra aukšto lygio, topai, ir yra vidutinio, kad visiems atitiktų. Ir taip pat toliau studentai tiesiog parašo, ką jie norėtų pamatyti ir tada išsirenka. Bet mes siūlome irgi tokią galimybę, kad jie patys duotų pasiūlymus, kokį universitetą aplankyti. Bet mes nežadame, kad jį aplankysim. O ko tai yra kitaip nei važiuoti? Nes daug kas važiuoja individualiai, kas su tėvais, kas su draugais, kuriais ruošiasi ten gyventi ir mokytis. Koks skirtumas važiuoti su jumis? Tiesiog, kai keliaujam dideliai grupiai, yra linksmiau pirma, tada nereikia mokėti tiek daug pinigų, nes mes sutaupom kelionės išlaidų ir visi gauna 30% nuolaidą. Tai yra tiek procentų yra finansuojama kelionės išlaidų. Tai dėl to yra moksleivių žymiai prieinamesnės kelionės, bet to yra sudaroma visa dienos programa ir jisai nebus taip, kad neturėtų ką ten veikti. O jūs patys ką planuojat? Po mokslo tai tikriausiai nustosim į verslą, ekonomiką. O ir kas tada verslininką? Kur dirbt? Nežinau, dar iš tiesų, tu Gitenį. Aš tai tik tai savo kompaniją norėčiau turėti, negalėčiau niekam kitam dirbti, kažkaip čia tokia patirtis gal. O dabar jūs esate kuratoriai, bet jūs esate taip pat labai jauni, ar važiuoja su jumis, nes daug kas, pavyzdžiui, tėvai, įsivaizduokit, jūs savo vaiką išleidžiat, jūs irgi esate labai jauni, jūs seni su programa, bet ar važiuoja kokie ar dėstytojai iš jų, ar atstovai, suaugę žmonės? Kada renkame žmonės, kurie yra atsakingi, kurie paskui nori gyventi vieni, be tėvų, užsienyje, tai mes manome, kad kiekvienas gali atsakyti už save, tėvai turi juos išleisti savo atsakomybę. Mes, aišku, prižiūrim juos, kad jie ten nieko nepridarytų, elgtųsi atsakingai, bet vis vien jie patys atsako už save. Tai kaip ir galima sakyti, kad pakanka tėvų to supratimo, ar jų vaikas pajėgus save sutramdyti išvažiavęs užsienį? Taip, pagrindinė. Iš tiesų, tai praktiškai maždaug 15 žmonių grupiai taikomas, yra priskiriamas vienas prižiūrėtas, galima taip sakyti. Mes maždaug taip dalinam žmonės,
tai nėra taip, kad jie paliekami be priežiūros. Tiesiog teisiškai tai ne visą laiką yra apibrėžiama kaip priežiūra, bet mes, žinoma, atsakome už tos žmonės, kurie važiuoja. Gerai, tai dar kartelį. Puslapis, kuriame mes galim jūs rasti. Inside.com. Inside.com. Tai yra galbūt tarptautinis dalykas? Šiuo metu jisai dar yra tik Lietuvoje ir keliaujame užsienį, bet jau rudenį mes keliausime iš Baltijos šalių. Wow, ką aš galiu daugiau pasakyti? Visi nuėkite ir iš tikrųjų važiuokite. Aš manau, kad pati tą padarysiu, nes mokytis vis dėlto juk reikia.